Labas, aš Maksas, o tu užbridai į Cactus Life YouTube kanalą. Ir matai mano pirmą video. Apie ką šis kanalas? Dar neaišku. Turbūt, kad apie mane. Ilgą laiką brandinau mintį užsiimti video kūrimu ir čia po kurio laiko šitam kanale mes su tavim ir pamatysim, kasgi man gavosi. O kol kas netampam katino už jautrios vietos ir važiuojam. Šiandien pradėsiu tau pasakot apie savo nuostabią kelionę į Italiją. Pagrindinis tikslas šį kartą buvo Venecija, bet tik ją neapsiribojame. Palauk, prieš tęsiant savo pasakojimą turiu perspėti, kad viskas, ką pamatysi ir išgirsi, yra mano asmeninė nuomonė. Tai nėra reklama, man nieks nemokėjo, nebent atsirastų rėmėjo. Porsche, susisiekit. Tai nėra kelionių gidas, instrukcijos ar nurodymai. Maksimum patarimai iš draugo, kurio nepasitikėtum. Taigi, skrydom iš Vilniaus į Treviso oro uostą su nuostabiausiu Ryanair avialaineriu. Skrydom prabangiai, nes pirkau priority ir galėjau pasirinkti pavojingiausias, bet patogiausias vietas, kur mano nemažas kūnas jautėsi patogiai. Na kaip patogiai? Patenkinamai. Skrydis truko 2 valandas 20 minučių, bet turėkite omenyje, kad Italijoje laikas bėga kitaip ir ten nusileisit už valandos ir 20 minučių. Nes laikrodis atsukamas valandą atgal. Kodėl Treviso, o ne Venecijos Marco Polo oro uostas? Todėl. Tiesiog galutinis kelionės taškas buvo ne Venecija, kaip pažadėjau, o Mestre miestas. Sakiaugi, kad nepasitikėtumėt. Mestre yra Venecijos priemiestis 15-20 minučių viešojo transporto nuo Venecijos. Priežastis, dėl kurios vienareikšmiškai nerekomenduočiau apsistoti pačioje Venecijoje, yra labai paprasta. Ir apie kainą net nekalbam, čia viskas akivaizdu. Kitas reikalas – susisiekimas pačiame mieste. Iš šono labai komiškai atrodo pasipūtusios prabangios ponios ant kablų ar su kablais. Ar kaip ten? Supratot. Su skrybėlėm, su šuniukais ir jų ponai su kostiumais tempiantis nepakeliamus lagaminus nesuskaičiuojamais Venecijos laiptukais. Jau nekalbant, kad Venecijos gatvės toli gražu neprilygsta Vilniaus Gedo prospekto trinkelio kokybės. Iš tikro, tiltelių yra apie 400 ir jie jungia apie 120 salų, kurios ir yra Venecija. Taigi, grįžtam į Treviso. Mažiukas oro uostas, viskas vyksta labai greitai, nepraeina nei pusvalandžio ir mes jau lauke, kur mūsų laukia kelios įmonės, siūlančius transferius į Veneciją arba mums reikalingą Mestre. 10 euriukų žmogui ir mes jau prie autobuso, kuris per maždaug 40 minučių nuveža mus prie Venice Mestre geležinkelio stoties. Iš Treviso oro uosto į Veneciją taip pat galima nuvažiuoti ir su traukiniu, bet aš nesigilinu. Maždaug 2 km pėsčiomis ir mes jau viešbutė. Taip, pasiruoškit daug vaikščioti. Kitaip arba nieko nepamatysit, arba visas santaupas išleisit transportui. Į viešbutį atvykom apie 14 valandą. Išbėgome pavalgyti ir švelniai tariant, ahuėlė. Tiesiog italai labai savotiški žmonės. Dirba jie nuo maždaug 12 iki 14 valandos. Tada turbūt labai pavargsta, uždaro savo kavinės ir atidaro iš naujo apie 18 valandą. Ta dalyką iš tikrųjų reiktų įsivertinti planuojant savo dieną. Nes mes asmeniškai 3 kartus likom nepapietavę ir nuo to laiko visą laiką turėjom su savim sumuštinių rezervą. Kalbant apie maistą, populiariausias patiekalas, kaip ir priklauso, yra visokio plauko makaronai. O populiariausias gėrimas – aperolis. Jei restorane arba kavinėje nuspręsit ne tik atsigaivinti aperolių, bet ir pavalgyti, nenustebkite, kad į sąskaitą bus sutrauktas stalo mokestis, kuris gali siekti iki 2,5 eurų žmogui. Jei pinigai nėra problema, drąsiai gali valgyti prie pagrindinių lankytinių vietų. Nepažadu, kad ten būtum pavalgęs skaniai, bet tikrai pažadu, kad sumokėtum žymiai daugiau, negu būtum paėjęs kelius šimtus metrų ir nusukęs į kokią atokesnę gatvelę. Dar norėčiau pagirti vieną restoranėlį San Giacomo aikštę, kurio pavadinimo neminėsiu. Draugiškos kainos, didelės porcijos, tikrai skanus maistas ir malonus personalas. O prie sąskaitos bonusų gaudavom limončelo šotų. Tiesa, tikslaus adreso ir pavadinimo aš jums neišduosiu. Bus jums kvestukas. Plikas, užteks pezėt. Kada Venecija, gondolos, kanalai, romantika? Mamma mia, neskubėk. Apsistodami Mestre sutaupėm ant viešbučio, o dabar laikas susimokėti už transportą. Pagrindinis tiekėjas yra ICTV.
Viena kelionė tramvajum, autobusu arba vandens autobusu, kuris vadinasi Vaporeto, kainuoja €100. Tiesa, galima nusipirkti paros, 2-3 arba savaitės bilietą. Savaitės bilietas mums kainavo šiandien €5 ir jisai galioja visam paminėtam transportui, visom kryptim. Manau, kad gali ir jokio bilietą nepirkti, nes mūsų nei karto netikrino, bet įtariu, kad gali. Ir tada neapsimoka, nes baudos nuo €5. Vienas draugiškas patarimas. Visur, kur tik matot komposterį, atsižymėkit bilietuką. Na, dėl viso pikto. Kur tą bilietuką įsigyti, iš pirmo karto gali būti neaišku. Siūlau tiesiog pasiklausti viešbučio darbuotojo. Vaporeto maršruto žemėlapis atrodo painiai, bet po geros dienos pasivaikščiojimų pradedi daugmaž suprasti, o po kelių dienų jautiesi jau viską žinantis. Vaporeto gali pasiekti bet kurį Venecijos kampelį, bet kartais greičiau ir tiesiog gražiau, pėsčiomis. Kad pajausti Venecijos dvasią, reikėtų kuo daugiau vaikščiot, klaidžiot šio magiško miesto gatvėmis. Vakaras, eini, svajoji, nes svajonės pildosi. Gatvės siaurėja, namai vis labiau pasvyra virš tavęs, baigėsi gatvės apšvietimas, o už kelių sekundžių baigėsi ir visa gatvė. Dar vienas žingsnis ir tu vandenyje. Štai kur yra tikras Venecijos šarmas. Kad Venecija stovi ant vandens, žinome nuo mažens. Bet ne scenaristas, o poetas kažkoks. Bet tik atvykus gali suprasti tikrus maštabus, nes mano galvoje tai atrodė kaip keli upeliai miesto viduryje, o iš tikro tai tik keli žemės lopinėliai jūroje. O dabar trumpam užsimerkit ir įsivaizduokit gyvenimą, kur sugedus, pavyzdžiui, šaldytuvui, naujo pirkti turit važiuoti į kitą miestą. Tada vežti į automobiliu, tada plukdyti su valtim, tada kelis šimtus metrų tempti ant savo pečių, kad patekti į savo būtą, nes kito prieimo prie jo tiesiog nėra. Galėčiau tik įsivaizduoti, kiek kainuotų koks nors DPD pristatymas. DPD? Žinot, ką daryti. Kaip ir žadėjau, čia tikrai nesiruošiu būti jums kažkokiu kelionės gidu. Visus tos Ponte del Rialto, San Marko aikštę, visas tas katedras, tą žymų knygyną su gondolom ir voniom viduj, tikrai rasite patys. O štai kas 100% norėčiau paminėti, tai 3 salos. Pilkai ir ramų Murano su savo muranietišku, kinietišku originaliu stiklu. Spalvotai, kaip mano sapnai, Burano. Ir ilgai, kaip mano Man atrodo, kiek persistengiau. Na nieko, apie salas kitą kartą papasakosiu. Na, šiam kartui turbūt tiek. Neužmiršk paspaust laikiuko, varpelio ir prenumeruot kanalo. Mille gracijas. Ciao. Labas, trumpas paskriptum iš iPhone'o frontalinės kameras, jei leistum. Visų pirma, ačiū, kad dažiūrėjai, man tas yra labai svarbu. Ir už kelių minučių šito pirštu paspausiu render mygtuką ir visai netrukus tu pamatysi mano pirmą YouTube video. Man tai yra iš tikrųjų didžiulis įvykis, o tu turėtum suprast, kad tai buvo pirmas blynas. Ir aišku, tu gali parašyti kokį nors šlykštų komentarą, bet seniuk, geriau įpisk laikiuką.